Viena video sekundė yra daugiau negu 1000 žodžių. Tekstas namas ne 60 000 kartų lėčiau perskaitomas nei nuotrauka. Taigi norėčiau sugriauti šitą legendą, kad žmogaus smegenys apdoroja vaizdus 60 000 kartų greičiau negu tekstą. Nėra jokio mokslinio tyrimo, kuris įrodytų būtent šį skaičių. Taigi panagrinėkime istoriją. Šis skaičius pirmą kartą pasirodė 1982 metais žurnalo Business Week reklamoje, kurią užsakė viena kompiuterių įmonė, norėdama parduoti savo programinę įrangą. Vėliau jį pasigavo ir išpopuliarino 3M korporacija. Ir taip šis skaičius tapo nerašyta interneto tiesa. Ką sako tikrasis mokslas? Nors 60 000 kartų skaičius yra laužtas iš piršto, mokslas patvirtina, kad vaizdinis apdorojimas yra žaibiškas. Tik prieš tęsę norėčiau paprašyti, kad prenumeruotum mano kanalą ir parašytum, kokiu verslu užsiemi, kad galėčiau geriau identifikuoti vėliau kuriant naują turinį. Ačiū ir keliaujam toliau. 2014 metais Massachusetso technologijų instituto MIT neuromokslininkų komanda vadovavimo Mary Potter atliko tyrimą ir nustatė, kad žmogaus smegenys gali apdoroti ir atpažinti visą vaizdą vos per 13 milisekundžių. Vaizdo gamybos terminais kalbant, 13 milisekundžių yra mažiau negu vienas kadras. Mūsų smegenims užtenka mažiau nei mirksnio, kad suprastų, jog nuotraukoje pavaizduotas namas, o ne medis. Kodėl skiriasi greičiai? Namas tekstu prieš namas nuotrauką. Mokslininkai šį skirtumą aiškino tuo, kaip mūsų smegenys dekoduoja informaciją. Vizualinė smegenų žievė vienu metu surenka informaciją apie namo formas, spalvas, dydį, apšvietimą ir kontekstą. Tu iškart matai, ar tas namas yra sena medinė lūšnelė miške, ar moderni stiklinė vila ant jūros kranto. Tekstu tam pačiam vaizdui nupasakoti prireiktų ištisos pastraipos ir daugiau laiko. Pavyzdžiui, visi marketingistai mėgsta kartoti legendą, kad vaizdą apdorojame 60 000 kartų greičiau negu tekstą. Nors tai nėra reklaminis triukas iš 80-mečio, MIT mokslininkai įrodė, kad mums užtenka vos 13 milisekundžių mažiau nei vieno vaizdo kadro, kad suprastume visą nuotraukos esmę. Kaip manai, ar dėl to skaitmeninėje erdvėje tekstas po truputį miršta, ar užleidžia vietą vaizdo formatams? Mokslininkai labai vengia pateikti vieną konkretų daugiklį, kaip tas išgalvotas 60 000 kartų. Nes skaitimas ir vaizdo atpažinimas smegenyse naudoja skirtingus neurologinius kelius ir yra sunkiai palyginami obuoliais su obuoliais principu. Tačiau neuromokslas ir kognityvinė psichologija turi labai tikslius matavimus, per kiek laiko smegenys atlieka šias dvi skirtingas užduotis. Vieno objekto atpažinimas, nuotrauka prieš žodį, nuotrauka, kaip minėta, smegenims užtenka nuo 13 iki 100 milisekundžių perprasti vaizdo esmę, kad tai yra, kaip pavyzdys, namas. Tekstas, skaitant mūsų akis, atlieka mikrosustojimus vadinamus fiksacijomis. Žmogaus akiai užfiksuoti ir smegenims atpažinti vieną paprastą žodį, namas, užtrunka vidutiniškai nuo 200 iki 250 milisekundžių. Net ir pačiu paprasčiausiu lygmeniu, lyginant vieną žodį su viena nuotrauka, vaizdo atpažinimas yra apie 15-20 kartų greitesnis. Bet ne 60 000 kartų. Informacijos tankio palyginimas, tikrasis skirtumas. Čia slypi esmė, kurią dažnai pamiršta marketingistai. Žodis namas neduoda jokio konteksto. Vaizdas per tas pačias 13 milisekundžių tau pasako namo dydį, spalvą, stilių, ar tai diena, ar naktis, kokia aplinka ir ką jame galima veikti. Jei norėtume tekstu aprašyti tai, ką nuotrauka perduoda per 13 sekundžių, tarkim, sunaudotume apie 40 žodžių aprašymui. Vidutinis žmogaus skaitimo greitis yra apie 200-250 žodžių per minutę. Vadinasi, tų 40 žodžių perskaitimas ir suvokimas užtruktų apie 10 sekundžių. Kitaip sakant, 10 000 milisekundžių. Rezultate, lyginant informacijos tankį ir jos perdavimo greitį, vaizdas yra pranašesnis 100 kartų, nes veikia lygiai greičiai, o nenuosekliai raidė po raidės. Dar pasidalinsiu vaizdo pranašumo efektą. Jei kalbame apie šią temą, būtinai noriu paminėti. Angliškas terminas Picture Superiority Effect. Tai vienas geriausiai dokumentuotų reiškinių kognityvinėje psichologijoje. Galite pasiieškoti, paguglinti, galite paklausti savo dirbtinio intelekto. Esmė tokia, po 3 dienų žmogus atsimena tik apie 10-20% perskaitytos ar išgirstos informacijos. Tačiau jei ta informacija buvo pateikta kartu su atitinkamu vaizdu, po 3 dienų išlaikymas atmintyje šoka iki 65%. Taigi nors mitas apie 60 000 kartų greitį yra laužtas iš piršto, realybė ne mažiau įspūdinga. Vaizdas yra tarsi smegenų greitkelis. Per 13 milisekundžių mes galime nuskaityti
pamatyti ištisą sceną, kuriai aprašyti tekstu prireiktų 10 sekundžių skaitimo. Bet svarbiausia ne tik greitis, svarbiausia atmintis. Vaizdas padidina informacijos įsiminimą po kelių dienų net 3-6 kartus. Šie neuromokslo faktai yra tiesioginis atsakymas, kodėl vieni vaizdo įrašai šauna į viršų, o kiti lieka nepastebėti. Kuriant strategiją, kas savaitiniai komunikacijai ar aukšto lygio vaizdo turinį, šios skaičius galima paversti labai konkrečiomis taisyklėmis. Štai kaip 13 milisekundžių greitis ir vaizdo pranašumo efektas diktuoja žaidimo taisyklės YouTube platformoje. O šitai vieta bus įdomiausia. Žiūrėkite, 13 milisekundžių taisyklė thumbnailuose, tose spraktelimo rodiklio CTR, thumbnailai tai yra tos miniatiūros, nuotraukytės, kurias naudoja ir Facebook ir kiti. Žiūrovas scrollina per YouTube pagrindinį puslapį neskaitydamas, o skenuodamas. Jeigu tavo vaizdelis neperduoda emocijos ir temos per pirmąją smegenų impulsą, žiūrovas slenka toliau, net neperskaitęs pavadinimo. Taip kad čia yra 3 elementų riba. Kadangi smegenys turi viską apdoroti akimirksniu, ta miniatiūra arba thumbnailas negali būti perkrauta. Jame turėtų būti daugiausiai 3 elementai. Stipri emocija, veidas gali tikti, vizualinis objektas, pavyzdžiui, atpažįstamas logotipas, apie kurį diskutuojama, ir trumputis tekstas. Su lietuviškais tekstais yra sudėtinga. Kiekvienas papildomas elementas ilgina kognityvinio apdorojimo laiką ir mažina CTR, click-through rate. Tekstas kaip vizualinis kablys, nesakinys. Tekstas paveikslėlyje turi veikti kaip dizaino elementas, o ne informacija skaitoma. 1-3 žodžiai maksimum, tai būtų idealiausia. Jis neturi atkartoti vaizdo įrašo pavadinimą, jis turi sukurti smalsumo spragą. Curiosity gap, angliškai terminas yra toks. Kitas dalykas – kontrastas ir siluetai. 13 milisekundžių atpažinimas labiausiai remiasi kontūrais ir kontrastu. Jei veidas ar pagrindinis objektas susilieja su fonu, smegenys nespėja jo iššifruoti. Fonai turi būti švarūs arba stipriai nufokusuoti. Vaizdo pranašumo efektas ir žiūrovų išlaikymas. Arba retention rate, kaip rasti. Kai žiūrovas jau paspaudė, prasideda kova dėl jo dėmesio. Žinant, kad atmintyje lieka 65% vizualizuotos informacijos ir tik 10-20% girdimos vien kalbančios galvos, angliškai talking head, ar ne? Formatas tampa rizikingas, ypač aiškinant sudėtingus marketingo, verslo, medicinos, teisės, nekilnojamo turto ir visus kitus dalykus. Abstrakčių idėjų inkaravimas. Kalbant apie abstrakčius dalykus, ROI, SEO strategijas, rinkos tendencijas ir investicijų grąžą, žiūrovas smegenys greitai pavargsta. Kiekvieną svarbią mintį būtina inkaruoti ekrane. Iššokančią statistiką, diagramą ar B-roll intarpų. Antriniu kadru. Tai ne tik išlaiko dėmesį, bet ir užtikrina, kad po kelių dienų žiūrovas atsimins tavo laidos esmę. Vizualiniai pattern interrupts, šablonų pertraukimai. Vaizdo apdorojimas yra toks greitas, kad smegenys prie vieno statiško kadro pripranta per kelias sekundės ir pradeda nuobodžiauti. Norint išlaikyti aukštą retention kreivę, kas 15-30 sekundžių turi vykti vizualinis pokytis. Kameros kampo keitimas, net ir minimalus zoom in, tą aš naudoju, teksto atsiradimas ekrane ar garso efektas, sinchronizuotas su vaizdu. Tai perkrauna žiūrovo dėmesį. Show, don't tell, rodyk, o ne pasakok. Pasakojimuose, analizuojant sėkmingas reklamos kampanijas ir prekės ženklų istorijas, neužtenka jų tiesiog nupasakoti. Reikia rodyti nagrinėjimus pavyzdžius, senas reklamos produktų nuotraukos. Vaizdo pranašumo efektas čia veikia visų pajėgumu. Žiūrovas susitapatina su istorija per vaizdą. Ir apibendrinant, thumbnailas arba miniatūra yra skirtas 13 milisekundžių smegenų impulsui. Jis turi būti rėkiantis, paprastas ir instinktyvus. O pats vaizdo įrašas turi naudoti vizualiką tam, kad paverstų sudėtingą informaciją įsimintiną, pasinaudojant vaizdo pranašumo efektu. Taigi, jeigu patiko šitą temą, rekomenduoju pasižiūrėti dar šitos vaizdo klipus, kurie tikrai padės su tavo ekspertinio turinio kūrimo.